Baigiantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos laikotarpiui, delsimas teikti mokėjimo prašymus apsunkina galimybę panaudoti visą paramą. Atsiranda rizika, kad paramos gavėjas nepanaudos jiems skirtų paramos lėšų. Siekiant, kad būtų įsisavintos visos Lietuvos kaimui skirtos ES paramos lėšos, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ragina paramos gavėjus laiku vykdyti projektus ir teikti mokėjimo prašymus pagal numatytą grafiką. Mindaugas Aldonis prieš kelis metus Alytaus rajone įkūrė nuotykių parką Tarzanija, kuri aplankė tikrai nemažai ekstremalių pojūčių mėgėjų. O šiais metais greta atsirado ir Pašėlę kalneliai. Šios trasos buvo įrengtos pasinaudojus ES parama pagal programą Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Kilo mintis Pašėlusių kalnelių darymui, kadangi norėjome, kad būtų kažkokios pramogos žiemos metu. Ir šitos pramogos leidžia lankytojams džiaugtis kalneliais tiek žiemą, tiek vasarą, tiek pavasarį, tiek rudenį. Tai yra universalu, tai nepriklausomai ar sniego yra, ar jo nėra, galima čiuožti žiemą vasarą nuo kalno. Paramos gavėjams laiku pateikti mokėjimo prašymus trukdo ne tik daugybė pateisinamų ir nepateisinamų priežasčių, bet ir dažnai pasitaikančios klaidos, susijusios su dokumentais, kurie teikiami kartu su mokėjimo prašymu. Neteisingai paruošti arba ne visi pateikti dokumentai vilkina mokėjimo prašymų vertinimą, o tuo pačiu ir paramos panaudojimą. Daugiausia klaidų pasitaiko gyvendinant projektus susijusius su statybomis ar pastatų rekonstrukcija. Pagal statybų įstatymą paprastai darbus galima pradėti turint jiems leidimą. Statybas leidžiantis dokumentas visuomet turi būti pateikiamas su pirmu mokėjimo prašymu. Net jeigu ir tuo atveju, kai darbai už statybas ar statybinių medžiagų įsigijimą nėra deklaruojami, o prašoma kompensuoti išlaidas už viešinimą ir konsultavimą. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai atkreipia dėmesį, kad pateikiami dokumentai tiek pagal kiekvieną Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę, tiek pagal projektą atliekamas išlaidas būna skirtingi. Ponas Mindaugas projektui įgyvendinti pramogų organizavimas Radžiūnų kaime gavo daugiau nei 1 milijoną litų ES paramos. O kas buvo sudėtingiausia ruošiant dokumentus paramai gauti? Mes irgi bijojame, kaip prisiklausę iš kolegų, iš pažįstamų, kad tai yra labai sudėtinga, bet kai mes patys pabandėm ir pamatėm, iš tikrųjų tai nėra taip sudėtinga, kaip visi šneka. Tik tais tiek, kad galbūt reikėtų nusistatyti didesnius terminus, gerai apgalvoti dėl mokėjimo prašymo pateikimo, kad laiku suspėti įgyvendyti tos dalies statybos etapą, vadinkim taip, kad laiku parašyti tą prašymą. Neretai pasitaiko, kad mokėjimo prašymus paramos gavėjai pateikia dar neturėdami pirkimo vertinimo išvados. Tuomet mokėjimo prašymus vertinantys specialistai negali užbaigti mokėjimo prašymo vertinimo. Kartais pirkimo vertinimo procedūra užtrunka labai ilgai, todėl paramos gavėjai patys dėl to nukenčia. Jos parama pasiekia vėliau. Dar blogiau būna, kai yra gaunama neigiama pirkimų išvada, o paramos gavėjas jau yra patyręs išlaidų. Todėl labai rekomenduotume paramos gavėjams teikti pirkimo dokumentus vertinimui iš karto atlikus pirkimus ir nepradėti vykdyti sutarčių, tol kol nėra gauta išvada ir įsitikinta, kad pirkimai atlikti tinkamai. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistams pateikus išvadą, kad viskas atlikta teisingai, paramos gavėjai gali įsigyti prekes ar atlikti darbus ir tik po to teikti mokėjimo prašymus. Viena svarbi klaidų, kuri pasitaiko, yra projekto gyvenimo pabaigoje, kuomet paramos gavėjai pateikia galutinį mokėjimo prašymą, nors nėra dar pilnai atlikti visi darbai. Sakykime, įgyvendinant statybų projektus, paramos gavėjas teikdamas galutinį mokėjimo prašymą visuomet turėtų pateikti statybų užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybų užbaigimą ir taip pat užregistruoti turtą nekilnojamo turto registrą. Kol šio akto nėra ir darbai neužregistruoti, laikoma, kad projektas yra nebaigtas ir parama nėra išmokama. Taip, kad paramos gavėjai turėtų atlikti visus darbus prieš teikdami mokėjimo prašymą. Jeigu paramos gavėjas vėluoja pateikti mokėjimo prašymą pagal nustatytą grafiką, mokėjimo prašymas užregistruojamas, tačiau pareiškėjas raštu turi paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti vėlavimo pagrindžiančius dokumentus. Siekiant, kad būtų laiku įsisavinta visa Lietuvos kaimo plėtros programos parama, prašymą atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminus vertinami itin atidžiai ir griežtai. Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą paramos suma mažinama 0,5% už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.